Mes pirmadieniais einame per Išėjimo knygą ir ten mes ėjome apie tai, kaip Dievas davė 10 Dievo įsakymų. Iš tikrųjų, tas 10 Dievo įsakymų davimas tos akmeninėse plokštėse buvo kažkas tokio labai stebuklingo, labai tokio gero žmonėms. Kodėl? Todėl, kad tuo metu žmonės gyveno taip, kaip nori. Jie buvo tik išėję iš Egipto vergovės, kur tarnavo ir garbino įvairius dievus, kur darė tai, kaip įsivaizdavo ir ką norėjo daryti, ir nežinojo iš tikrųjų tikrojo Dievo žodžio. Jie neturėjo tos Biblijos, kurią mes dabar turime ir galime paskaityti ir pasižiūrėti, kas ten yra parašyta, ir žinoti, kaip elgtis. Jie neturėjo jokio rašytinio Dievo žodžio. Ir Dievas iš savo meilės jiems, jisai pasikviečia Mozę ir duoda jam akmeninėse plokštėse įrašytą savo meilės įsakymą. Tie įsakymai buvo duoti, kad gyventume harmoniją su Dievu, savimi ir su kitais. Tai buvo įsakymai, kur buvo pasakyta, kaip mes turėtume elgtis vienas su kitu, kaip mes turėtume mylėti ir garbinti tik tai vieną Dievą, ką mes turėtume daryti,